Vienas absurdiškesnių Kremliaus skleidžiamų dezinformacinių naratyvų yra tai, kad Ukraina pardavinėja savo piliečių organus. Kremliaus šaltiniai šį dezinformacinį naratyvą naudoja nuo 2014, o 2020 metais prasidėjus karui kaltinimai dėl plataus masto prekybos organais pasipylė ir vėl. Pavyzdžiui, RT, buvęs Russia Today, šių metų gegužę išleido valandos trukmės dokumentiką Tankai už inkstus. Filme teigiama, kad Ukrainoje randami kūnai be organų ir tvirtinama, kad regione veikiančios humanitarinės organizacijos, tokios kaip Raudonasis kryžius ir Gydytojai be sienų, iš fronto linijoje esančių kareivių atiminėja organus, kad juos parduotų juodojoje rinkoje ir taip atsiskaitytų už karinę pagalbą. Skamba gana juokingai, ar ne? Pažvelkime į faktus. Techniškai neįmanoma atlikti organų transplantacijos lauke. Medicinos ekspertai išsamei paaiškino organų transplantacijos procedūrų sudėtingumą ir laiko apribojimus, atskleisdami, kiek nepagristi yra Kremliaus sąmokslai. Transplantacijos operacijoms reikalingos didelės iki 10 chirurgų komandos, sterili operacinė aplinka ir kruopšti medicininė pacientų apžiūra, kad būtų galima įvertinti jų sveikatos būklę ir kraujo grupės. Nė viena iš šių sąlygų nėra įmanoma fronto linijoje. Teiginys, kad Ukraina pardavinėja savo piliečių organus, yra gerai žinoma Kremliaus sąmokslo teorija, kuri buvo naudojama ir kitų šalių kontekste. 2019 metais Kremliaus šaltiniai paskelbė panašius teiginius apie Sirijoje veikiančius baltuosius šalmus, tvirtindami, kad ši humanitarinė organizacija yra pagrindinis organų grobimo sistemos elementas. The White Helmets, a heartfelt humanitarian NGO or an elaborate and cynical Western PR stunt. Nepriklausomai nuo to, ar šie teiginiai nukreipti prieš Ukrainą ar prieš bet kurią kitą šalį, populiarus dezinformacijos naratyvas tebėra tik šokiruojanti, bet visiškai nepagrįsta sąmokslo teorija, skirta nukreipti dėmesį nuo realių žiaurumų vykdomų Rusijos ginkluotųjų pajėgų rankomis Ukrainoje. Prorusiškų veikėjų paskelbti vadinamieji įrodymai apie Ukrainoje vykdomas organų paėmimo operacijas buvo plačiai paneigti. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasidalinti savo mintimis komentarų sekcijoje ir sekite mus socialiniuose tinkluose.